Nu ką, ponės ir ponai, ir labas vakaras. Mano vardas Remantas Simaitis ir sveiki atvykę į dar vieną tiesioginę transliaciją. Ir šiandien mūsų tiesioginėje transliacijoje yra tikrai vienas labai išskirtinis svečias, tai yra Questum Training įkūrėjas, pokyčių programų ir įrankių kūrėjas bei treneris Tomas Kaulinskas. Labas, Tomai. Labas, Mantai, sveiki visi, kurie žiūrit šitą mūsų pokalbį. Fantastika. Tai vat, ponės ir ponai, per artimiausias 45 minutės mes su Tomu pakalbėsim apie daug skirtingų dalykų. Mes aptarsim, kas yra Questum Training, aptarsim kitus įdomius dalykus ir greičiausiai aptarsim pagrindinį klausimą, dėl ko jūs visi ir čia susirinkot. Tai pakalbėsim apie tikslus, Tomas papasakos, kaip jų siekti, kaip neperdegti ir kaip padaryti taip, kad viskas būtų padaryta taip, kaip nori. Tai va, Tomai, sveikas atvykęs į mūsų tiesioginę transliaciją. Kuriame mieste dabar esi? Vilniuje, jau namie po darbų. Ar Vilnius skęsta tropiniam karštyje? Kol kas ne, bet savaitgalį laukiam, kad gali būti šiek tiek karščiau. Tie, kurie namie kondicionierių, greičiausiai jausis labai nepatogiai. Fantastika. Tai Tomai, man atrodo, iš karto galime eiti prie visos esmės. Aš iš tikrųjų kreipsiuosi į tuos žmonės, kurie žiūri tiesioginę transliaciją arba jos pakartojimą. Parašykite, iš kokio miesto jūs stebite mūsų transliaciją. Mums yra labai įdomu sužinoti, nesvarbu, ar žiūrite tiesiogiai, ar pakartojimą. Mes su Tomu skaitom komentarus ir mums tikrai bus įdomu sužinoti mūsų žiūrovų geografiją. Tai aš, Tomai, paleisiu mūsų susitartą video, pažiūrėsim video ir tada pakalbėsim apie tolimesnę temą. Gerai? Kartais atrodo, kad judame, bet vėl atsidurime ten pat. Vieno sprendimo tvariam pokyčiui neužtenka. Tam reikia ekosistemos. Questum Training tai ne dar viena mokymų platforma. Tai asmeninių ir profesinių transformacijų ekosistema, skirta tiems, kurie nebetiki trumpalaikiais sprendimais, o siekia giluminio, tvaraus pokyčio ir naujos gyvenimo kokybės. Questum Training sistemą sudaro pokyčių programos, kad Nu va, daug dalykų parodyti norėjom, bet internetas, man atrodo, nuo jūsų žmonių prisijungusių ir šiek tiek užlūžo. Mes paskui atsisveikinant parodysim tą video dar kartelį. Tai Tomai, gal mes iš karto einam tada prie pačios esmės Questum Training. 18 metų dirbi su žmonėm ir jų pokyčiais. Gal tu galėtum papasakot, va čia bandėm parodyti tame video, bet galbūt savo žodžiais pristatyk žmonėm, kas yra Questum Training, ką per 18 metų pavyko nuveikti per tą laiką. Jo, tai Questum Training prieš 18 metų tai buvo tik tai viena pokyčių programa, trunkanti metus laiko. Toks pakankamai tuo metu naujas ir nematytas reiškinys visoje mokymų rinkoje, kadangi tada mokymai tai buvo 1-2 dienų motyvaciniai seminarai arba seminarai, kurių metu tiesiog žmonėms papasakodavo gerus dalykus, kaip reikia planuoti, kaip reikia išsikelti tikslus, kaip reikia vadovauti, kaip reikia ugdyti pasitikėjimą ir taip toliau. Ir po tos dienos išleisdavo žmonės, palinkėję jiems dabar jūs eikit, darykit, tvarkykite, žmonės išeidavo motyvuoti, tikėdami, kad jie gali iš tikrųjų pasikeisti, kad jie gali pasiekti tos savo tikslus. Bet kažkam po savaitės, kažkam po mėnesio ta motyvacija išgaruodavo, ryžtas atslūgdavo ir vėl atsidurdavo tame pačiame taške, kuriame jie buvo prieš seminarą. Ir aš visą tą dalyką matydamas labai aiškiai supratau, kad neužtenka žmogui tik tai gerų žinių ir geros teorijos. Čia lygiai taip pat kaip ir sporte. Reikalinga labai konkreti sistema, reikalingas treneris, reikalinga grupė, kuri palaiko, reikalinga aplinka, kuri užtikrintų discipliną ir to rezultate sukūriau Da Vinci 365 asmeninės transformacijos programą, kuri jau nuo pirmų metų iš tikrųjų patraukė pakankamai nemažą dėmesį tų žmonių, kurie nori pokyčių, kurie jau tuo metu buvo apie motyvacinius seminarus, perskaitė nemažai knygų ir labai gerai suprato, kad tų dalykų neužtenka. Ir iš pradžių tai buvo viena programa, laikui bėgant poreikis atsirado ir platesniam programų spektrui. Ir per tuos 18 metų mes sukūrėm jau nebe vieną ar dvi pokyčių programas, o visą ekosistemą. Ką tai reiškia ekosistema? Tai reiškia visa aplinka sudaryta taip, kad kiekvienas žmogus, ar tai būtų vadovas, kuris nori pereiti į visai kitą vadovavimo lygį, ar tai būtų žmogus, kuris suinteresuotas savo vidiniais asmeniniais pokyčiais, turėtų visas reikiamas priemonės tiems pokyčiams pasiekti. Ir aš čia nekalbu apie kažkokius mažus
įpročių pokyčius, kai ten, pavyzdžiui, išmokti planuoti laiką, suformuoti įprotį, arba suformuoti įprotį reguliariai sportuoti, kas irgi yra svarbu. Aš kalbu apie tokius įpročius, kurie iš pagrindų keičia žmogaus gyvenimo kokybę, žmogaus santykių kokybę, žmogaus santykį su savim, su kitais, kur reikia daug daugiau negu žinių, daug daugiau negu kažkokių tai 1, 2 ar 3 metodų, o turi būti darbas, kuris paprastai trunka metus, 2, 3 ar ne daugiau. Ir visame tame darbe turi žmogui būti sudarytos visos reikiamos sąlygos. Reikiamos sistemos, reikiami įrankiai, kompetentingi treneriai, lygiai tokie pat bendraminčiai, kurie eina kartu tuo visų pokyčių procesu. Disciplina, kad žmogus ne tik pradėtų, bet ir turėtų galimybės tą pokytį tęsti toliau, kai pasidaro iš tikrųjų sunku, kai norisi viską mesti, kai norisi pasitraukti. Ir tie žmonės, kuriems teko arba tenka rimčiau dirbti su savimi, nesvarbu, ar mes ugdom asmeninės kompetencijas ar profesinės, jie labai gerai žino, kiek daug kartų savo pažadėjau kažko nebedaryti ir žiūrėk po savaitės, po mėnesių, po 2 mėnesių vėl grįžta į seną gyvenimo. O kai žmogus patenka į tokią ekosistemą, tai visa aplinka žmogų disciplinuoja ir išlaiko tame pokyčių procese. Tai reiškia, kad Da Vinci programa yra ne vieno žmogaus transformacija, bet visos grupės bendrinė transformacija tiesiogiai taikantis į kiekvieno individo poreikius. Gerai supratau? Taip, visiškai teisingai. O klausyk, Tomai, dovana, pertraukau, užbaigti mintį. Labai gerai ir pastebėjai, kad čia susirenka grupė, kur toje grupėje keičiasi kiekvienas atskiras žmogus pagal jam individualiai sudarytas sistemas ir metodikas. Ir tuo pačiu keičiasi visa grupė kartu. O klausyk, Tomai, per 18 metų, ar esi skaičiavęs, kiek maždaug grupių praėjo, arba kiek žmonių praėjo, kokie skaičiai galėtų būti, kiek palėtė, kiek teko pačiupinėti ir per tą laiką susipažinti su žmonių? Taip, skaičiuojam tą dalyką ir jeigu kalbam apie mūsų programas, kurios trunka metus, 2 ir ilgiau, tai šią dieną yra baigia maždaug 3000 žmonių. O jeigu kalbam apie visas mūsų turimas ekosistemos, tiek trumpasias, tiek ilgasias, tai kažkur būtų apie 8500. 8500 žmonių, ne? O skaityk, pavyzdžiui, prieš 18 metų tavo sukurta programa ir dabartinė programa. Ar labai skiriasi viena nuo kitos? Tarkim, per 8500 smarkiai patobulinai galutinį variantą, kas dabar yra duodama žmonėm? Taip, šiuo atveju būtų panašus skirtumas, kaip kažkada pasirodė pirmas iPhone modelis. Ir šiandien turim jau 18. Tai Da Vinci programos skirtumas yra lygiai toks pat. Iš esmės, ten yra pasikeitę apie 80-90% visko, kas buvo pirmaisiais metais. Nes kiekvienas žmogus, kiekviena grupė, jinai ne tik keičiasi, bet aš to žmonės stebiu, analizuoju jų elgesį, analizuoju, kaip keičiasi jų įpročiai, stebiu, su kokiais pagrindiniais sunkumais jie susiduria, tiek kaip pavieniai žmonės dalyvaujantis programai, tiek kaip visa grupė, kuri dirba kartu. Ir nuolat ieško būdų, metodų, priemonių, kaip tą pokytį būtų galima padaryti efektyvesnį. Fantastika. Tomai, pas mus yra virš 20 tiesioginę transliaciją stebinčių žmonių, šis įrašas liks, todėl aš visiems sakau, jeigu jūs pažiūrėsite transliaciją iki pat galo, jūs gausite dar dovaną nuo mūsų su Tomu, taip kad neatsijungkit. O Tomai, aš norėčiau, iš tikrųjų, aš pirmą kartą leidau mūsų įrašą, bet dėl starto gal šiek tiek internetas buvo susilaginęs, kaip sako liaudyje. Paleidžiam dar 57 minučių tą klipą ir paskui bus aiškiau atsispirti. Gerai? Pažiūrime. Kartais atrodo, kad judame, bet vėl atsidurime ten pat. Vieno sprendimo tvariam pokyčiui neužtenka. Tam reikia ekosistemos. Quantum Training tai ne dar viena mokymų platforma. Tai asmeninių ir profesinių transformacijų ekosistema skirta tiems, kurie nebetiki trumpalaikiais sprendimais, o siekia giluminio, tvaraus pokyčio ir naujos gyvenimo kokybės. Quantum Training sistemą sudaro pokyčių programos, kad pokytis įvyktų. Patyriminės sesijos, kad jis įsitvirtintų. Bendruomenė, kad jis išliktų.
mes ne tik padedame ištrūkti iš to, kas neveikia, bet ir suteikiame visus įrankius, kad pokytis taptų nauja gyvenimo kokybė. Išeikite iš užburto rato. Išlaikykite pokyčio nuoseklumą. Nu va, aš nežinau, kaip tavo gali matėsi, pas mane tai šiek tiek striginėjo vaizdas, bet mes su Tomu įkelsim tą vaizdą į komentarus ir man atrodo, mes galim iš tikrųjų tada perėti prie mūsų pagrindinės temos, dėl ko mes susirinkom. Tai mes su tavim sugalvojom iš tikrųjų aptarti vieną tikrai labai svarbią temą mums, Norvegijos lietuviams ir aplamai, man atrodo, visiems žmonėms, tie, kurie nori pakeisti savo gyvenimus ir nori šiek tiek perėti į antrą lygį, kaip sakoma, tai apie tikslus. Kiek pas tave, Tomai, ateina į Questum Training mokymus žmonių, į asmenybės pokyčio programas žmonių ir kurie sako, Tomai, aš visados turiu tą pačią problemą. Išsikeliu tikslus, sportuoti, neberūkyti, atsidaryti savo verslą ar ką tik tai sugalvoji. Padirbu sukandęs dantis mėnesį 2-3 ir tada vėl grįžtu atgal prie savo įpročių. Ar čia yra dažna tema, ar čia yra pakankamai retas dalykas, kai žmonės negali išlaikyti tikslų savo pasiekti? Apie 70% žmonių, kurie ateina tiek į mūsų Da Vinci programą, tiek į Phronesis programą, kuris skirta vadovams, jie kalba kažką panašaus, ką tu ką tik paminėjai. Arba vėl ir vėl bandau ir man nepavyksta, arba viską žinau, ką reikia daryti, aplankiau daug vietų, būdų, priemonių ir vis tiek negaliu pasiekti to, ko noriu. Nes vis tiek tos programos, kuriams reikia įsipareigoti metus laiko, jos, kaip taisyklė, pritraukia brandesnius žmonės. Tie, kurie ieško lengvų sprendimų, tie, kurie ieško greitų sprendimų, tie, kurie tiki, kad galima 1-2 ir įpročiai pakeisti, jie nėra mūsų tiksliniai programų klientai. Pas mus ateina tie, kurie būna tokius dalykus jau išbandę, įsitikinę, kad tai neveikia ir tada supranta, kad gerai, o dabar reikia pradėti rimtą darbą. Mhm. O sakyk, jeigu tarkim, aš dar norėčiau sugrįžti prie tos metų laiko programos, gal tu galėtum papasakoti, kokiu principu viskas vyksta, aš nepaklausiu to labai svarbus dalyko. Ar žmonės kažkaip turi atskaitomybę, ar jie turi kažkokį tai žmogų, kur prižiūri, ar kažkas tai užduotis turi per tą laiką, ar vyksta gyvi susitikimai, galėtum šiek tiek pristatyti tą pačią programą? Jeigu taip labai trumpai, tai yra transformacinė programa, kuri susideda iš visos eilės elementų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kai žmogus nusprendžia tą programą ateiti, mes visų pirma jį pakankamai rimtai testuojame. Testuojame su psichologiniu testu arba testais, jeigu yra toksai poreikis, ir žiūrim, ar mes tam žmogui galim padėti. Nebūtinai žmogus, kuris pas mus ateina, bus žmogus, kuriam ta programa bus tinkamiausia. Ir jeigu matom, kad žmogui netinka, mes jam atvirai pasakom, kad su tomis problemomis, su tais tikslais, su kuriais tu atėjai, tau galbūt reikėtų eiti ten į vieną ar į kitą terapinę grupę, arba pas vieną, arba pas kitą specialistą. Jeigu žmogus su savo poreikiais ir su savo esamais įpročiais atitinka tą kliento profilį, su kuriuo mes dirbam, tada jis yra prijungiamas prie grupės. Grupė paprastai susidaro iš 25-35 žmonių, kurie būna suskirstyti dar į mažesnės darbo grupės. Ir pradeda metų laiko programą, kuri susidaro iš praktinių seminarų per visus metus, kurie susidaro iš asmeninių konsultacijų, kur kiekvienas žmogus eina pas programos trenerį ir sprendžia jam asmeniškai aktualiausius klausimus ir gauna jam reikalingas metodikas. Į tą pačią programą įeina bazinės užduotis, kurios reikalingos kiekvienam žmogui. Su tomis užduotimis žmonės dirba tiek seminaruose, tiek ir nuotolinėje platformoje. Ir tai yra ne užduotis, kur sužinokim dar daugiau, o užduotis maksimaliai orientuotas į praktiką. Ką tai reiškia į praktiką? Tai reiškia, eidami per sistemą žmonės išsigrynina savo vertybės, ne teoriškai sužino, kas tai yra, bet praktiškai išeina, aiškiai žinodami, kokios yra jų tikrosios vertybės. Tada remiantis tomis vertybėmis jie susidėlioja savo ilgalaikį gyvenimo viziją, jie išsikelia savo esminius gyvenimo tikslus, tai reiškia, nusistato gyvenimo kryptį ne šiaip tiesiog pasėdėjo ir pagalvoja, o tą kryptį, kuri yra paremta jų asmeninėmis vertybėmis. Tada, kai turi vertybės ir turi aiškius tikslus, susidėlioja tiek ilgalaikius, tiek kasdienius prioritetus,
kad nebereikėtų vienu metu bandyti įgyvendinti 3, 4, 5, 8, 15 skirtingų projektų, būtų galima susifokusuoti į tai, kas iš tikrųjų žmogui yra svarbiausia. Nebesiblaškyti, nes dabar daugeliu žmonių tai yra didžiulė problema. Tada, kai turi tikslus, kai susidėlioja savo prioritetų, žmonės formuoja įpročius, kurie padeda išlaikyti geresnį gyvenimo balansą. Nes dar viena labai dažna problema yra žmonės, kurie yra pakankamai ambicingi, gyvenime nori daug, ar nori daug karjeroje, ar nori daug versle, bet su tuo savo didžiuliu noru ir didžiuliam ambicijom jie labai dažnai sudega, taip ir nepasiekdami tų savo tikslų. Ir programoje prieina tą dalį, kur formuoja įpročius nuo to kasdienio kokybiško miego režimo, prie mitybos, prie kokybiško kasdienio poilsio, prie atostogų planavimo ir įgyvendinimo ir taip toliau. Susitvarko šitus dalykus, eina prie kito programos etapų ir taip per metus žingsnis po žingsnio keisdami kai kurie keletą įpročių, kai kurie 10 skirtingų įpročių. Mes su Tomu esam susiplanavę ir pažiūrėti, kaip atrodo tas asmenybės portretas padarytas, bet aš visų pirma norėčiau pasianalizuoti tikslus. Vat, ką tik tai paminėjai, kad išsikelia tam tikrus tikslus ir tada bando juos kažkaip tai įgyvendinti. Ar Tomai galėtum, pavyzdžiui, papasakoti mechanizmą, kaip žmogui reikėtų teisingai išsikelti tikslus, kad jisai juos pasiektų? Galėtum papasakoti, kaip tai padaryti, kažkokį tai duoti juodraštį žmogui, sėdinčiam prie ekrano dabar? Aš gal man tai papasakosiu, kokias pagrindinės klaidas žmonės daro, keldami. Va, labai gerai. Tai čia daug daugiau vertės, nes jeigu jie turės mechanizmą, bet ir toliau darys tas pačias klaidas, tai iš to jokios naudos nebus. O mes, kadangi esam labai orientuoti į tai, kad kiekvienas žmogus pasiektų realų rezultatą. Tai kiekvienas žmogus, ateidamas į programą, jisai visų pirma turi labai aiškiai išsikelti savo pokyčių tikslus, kuriuos nori pasiekti per metus, per 2, per 3, kiek jis yra pasiryžęs. Ir kai žmonės pradeda tuos tikslus formuluoti, matosi nuolat tos pačios kelios esminės klaidos. Ir viena iš tų klaidų, tai žmonės į vieną tikslą bando supakuoti 3, 4, 5, 6 tikslus. Ką tai reiškia? Aš tiesiog turiu po ranka vieną konkretų pavyzdį atsidaręs, ką žmogus aprašė. Žmogus rašo apie savo tikslą. Aš moku įsigilinti kito žmogaus situaciją. Sugebu reaguoti į situaciją be išankstinio teisimo, aš esu žmogus, su kuriuo norisi dalintis geromis emocijomis ir išgyvenimais. Aš girdžiu. Kai žmogus kalba, aš klausau ir girdžiu, aš nesiruošiu mintise atsakymo, aš klausau, o svarbiausia girdžiu. Aš nepertraukinėjau. Aš palaikau akių kontaktą. Aš užduodu klausimus, kurie parodo, kad man nuoširdžiai rūpi. Aš neprašytas nedalinu patarimų. Ir dar yra keli sakiniai. Ir žmogus, formuluodamas tokį tikslą, kuriame šiaip yra 6 skirtingi įpročiai, tikisi, kad jis pasieks tą norimą rezultatą. Skaitydamas taip suformuluotą tikslą, aš jau žinau, kad žmogus dar nepradėjęs jo siekti, jisai jau pasmerkė save nesėkmę. Taip daryti negalima. Į vieną tikslą turi įeiti vienas labai konkretus ir aiškiai apibrėžtas punktas. Vat kalbant apie šitą konkretų žmogų, tikslas galėtų būti: aš moku įsigilinti į kito žmogaus situaciją be išankstinio nusistatymo ar to žmogaus teisimo. Reiškia, žmogus formuoja įprotį, bendraudamas, stebėti save ir išjunginėti visas išankstinės nuostatas apie pašnekovą. Ir kai žmogus šitą dalyką pamato, kad pradeda daryti vis geriau, kad jam pavyksta kokius 7 kartus iš 10, jisai gali imti kitą elementą ir formuoti kitą įprotį. Tokiu keliu eidamas žmogus gali pasiekti rezultatą. Tokiu keliu, kas buvo surašyta, rezultato pasiekti neįmanoma. Kitas momentas, kita dažna klaida, tai būna vėlgi tie... Aš Tomai, galėtum patikslinti tuos dalykus, kur tu skaitėjai, tuos punktus, tai čia visi tikslai buvo iškelti žmogaus? Ne, čia buvo vienas tikslas pa žmogų. Įsivaizduoju. Vienas tikslas su daug, kad aš noriu to paketo, komplekto. Taip. Ai, supratau. Tikslai komplektais, o taip niekada neformuluojami, jų niekada neformuluoja tie, kurie nori tos tikslus pasiekti. Kai žmonės pradeda juos formuluoti ir judėti taip, kaip čia parašyta,
tada ir gaunasi, kad metai iš metų keliasi tuos pačius tikslus ir nepasiekia jokio realaus ir apčiuopiamo rezultato. Tai čia yra viena klaida. Kai į vieną tikslą supakuoja 3, 4, 5, 6. Kita klaida, ypatingai pas ambicingus žmonės, yra tikslai su nerealiais įgyvendinimo kriterijais. Ką tai reiškia nerealūs kriterijai? Vat irgi vieno konkretaus žmogaus tikslas – išsiugdytas įprotis kasdien anksti ryte skirti bent 30 minučių apmąstymams, refleksijoms, dienos intencijai nusistatyti. Bet įsivaizduoju, žmogus išsikėlė tikslą 365 dienas per metus, kiekvieną rytą skirti po 30 minučių. Kas irgi yra visiškai nerealu. Aš nesu sutikęs tokių žmonių, kurie sugebėtų išlaikyti tokią discipliną. Taip, yra vienuoliai vienuolynuose, kurie turi savo dienos rutiną, kurie gyvena visiškai kitokį gyvenimą negu mes su tavim arba mūsų klausytojai, ir jie gyvendami pagal tą rutiną tikėtina kokius 300 dienų per metus tą dalyką daro. Kitas žmogus išsikėlė, tai yra kita klaida, tai yra tikslų kėlimas ne tik kalbant apie save, bet ir kalbant apie kitus žmonės. Tai reiškia, žmogus formuluodamas tikslą, į jį sudeda, o kaip elgsis kitas žmogus, kaip jausis kitas žmogus, kur irgi yra didelė klaida, kuri iš esmės to tikslo įgyvendinimo padaro neįmanomu. Ir čia vienas iš pavyzdžių, suformuluotas kasdienio nuoširdaus palaikančio bendravimo įprotis su žmona bent 1 valandą per dieną. Ir vėl, čia 2 momentai. Vienas dalykas nerealu. Kiekvieną dieną bent 1 valandą. Tai ką reiškia 365 dienas žmogui pavyks skirti valandą laiko savo antrai pusiai, taip nebūna. Man atrodo, antros pusės tikslai būtų, kad bent 1 dieną per savaitę nebūtų šito, nes kas per daug tas nesveika, kaip sako. Būtent, visiškai teisingai pastebėjai. Ir kitas momentas, čia jau jisai šiuo atveju vyras keliasi apie bendravimą su žmona. Jisai kalba ne tik apie save, bet jisai jau į savo tikslą bando įdėti tokį elementą, kad ir žmona, kaip gerai pastebėjai, privalės kiekvieną dieną po valandą laiko, nori jinai ar nenori, pavargusi ar nepavargusi, skirti tą valandą bendravimui. Ir čia, aišku, dar tas tiklas nesibaigia, toliau suformuluota kas savaitinė bendro laiko kartu tradicija su abiems mėgstama veikla ir taip toliau ir panašiai. Irgi tokia super nereali disciplina. Šiaip iš principo intencija labai gera, žmogus tikrai nori pagerinti santykių kokybę, bet eidamas tokiu keliu to niekada nepadarys. Tai ta trečia klaida, kur žmogus kelia tikslus ne tik tuos, kurie liečia asmeniškai jį, bet bando savo tikslais keisti ir kitus žmonės. Tai to dalyko griežtai daryti nereikėtų. Aišku, labai dažna klaida yra tikslai be jokių aiškių pamatavimų kriterijų. Tai reiškia, žmonės ateina su pageidavimu kaip pas senį šaltį arba kaip pas auksinę žuvelę ir formuluoja, pavyzdžiui, tokį tikslą. Noriu stiprinti vidinę ramybę, mažinti savikritiką, išmokti iškomunikuoti savo poreikį, išsakyti, kaip jaučiuosi, mokintis atviro nuoširdaus bendravimo ir empatijos. Ir čia yra vienas tikslas. Ir skaitant tokį aprašymą visiškai neaišku, o kada bus tas taškas, kur žmogus jau pasakys, kad dabar aš jau jį pasieksiu. Iš tikrųjų. Ir kas įdomiausia, tokius arba labai panašius tikslus, su tokiamis klaidomis, paprastai tenka matyti pas 80-90% žmonių, kurie ateina į mūsų programas. Ir didžioji tų žmonių dalis, jie jau būna tikrai daug skaitę, daug girdėję, daug dalyvavę ir tą visą tikslų teoriją jau pakankamai gerai žino. Ar Tomai, aš teisingai supratau, kad pavyzdžiui, tie žmonės, kurie nori pakeisti savo gyvenimą ir viso gyvenimo didžiulio paveikslo pakeitimas prasideda nuo tapytojo, tai reiškia nuo tavęs pačio, tai tie žmonės, kurie nori pasikeisti save, tai reiškia, jie padaro savo prioritetų testą, sužino savo vertybės ir tada pagal tas vertybės išsikelia savo tikslus ir tada per visus metus laiko dirba su priežiūra, kad būtų galima įgyvendinti tuos tikslus? Ne visai taip. Žmonės dar nepradėjo darbo su vertybėmis, jie jau
dirba su savo pokyčių tikslų išsigryninimu. Tai reiškia, mes norim, kad žmogus atėjęs į programą ne tiesiog sudalyvautų programoje ir kažką sužinotų, kažką pakeistų. Mes norim, kad kiekvienas žmogus ateidamas į mūsų programas labai aiškiai žinotų, kokio pokyčio jisai nori. Nes dalyvavimas programoje tai yra investicija. Žmogus investuoja laiką, žmogus investuoja energiją ir žmogus investuoja pakankamai nemažą sumą pinigų. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvienas mūsų treneris nuoširdžiai nori, kad ta investicija žmogų duotų labai realią, pamatuojamą, apčiuopiamą grąžą. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad peržengęs mūsų programos slenkstį, pirmame seminare, pirmą dieną žmogus ir pradeda labai intensyvų darbą su tų savo kokybiškų pokyčių tikslų formulavimu. O jau toliau programos eigoje, taip, vieni tikslai paaiškėja, kad turi būti koreguojami, kiti pasidaro neaktualūs, o tie, kurie iš tikrųjų buvo reikalingi ir svarbus, jie yra paverčiami realiais rezultatais. Aš norėčiau iš tikrųjų visus tuos, kurie stebė tiesioginę transliaciją, jūs galite, pavyzdžiui, parašyti Tomui, kokius tikslus esate išsikėlę savo. Parašykite, mums tikrai yra įdomu sužinoti, kaip veikia jūsų smegenys, kaip veikia jūsų motyvacinė sistema, kaip jūs galvojate, kad jūsų kokia tobulesnė versija, kokius tikslus galėtų būti išsikėlus. Ir man atrodo, Tomai, mes galim perėti prie turbūt man įdomiausios vietos, tai reiškia, aš labai norėčiau su tavim pasižiūrėti asmenybės portretą. Ir mes su Tomu buvom pasidarę mano asmenybės portretą, aš gavau specialią testo nuorodą, pasidariau ją ir gavau tokią išsame savo asmenybės analizę ir Tomas patarė man, sako, gal man tai dėl to, kad tai yra labai intimu ir labai artima, mes paanalizuosim šiaip kažkokią tai žmogaus, kažkokią tai nežinomo žmogaus analizę, bet aš esu ją padaręs, aš esu gavęs atsakymus, aš žinau tiksliai savo stipriasias vietas, savo silpnasias vietas, aš gal ir šiek tiek buvau nustebęs, galvojau, kad šiek tiek geriau apie save galvojau. Iš tikrųjų yra kaip yra. Bet Tomai, man atrodo, mes galim atsidaryti kažkokią tai vieną iš analizio, iš asmenybės analizių. Taip atrodo asmenybės analizė. Ir visų pirma, gal tu galėtum papasakoti, kaip šie dalykai yra gaunami, šios raudonos ir geltonos arba žalios sritis. Kokiu principu yra gaunamas jos? Principas yra toks, kad kiekvienam žmogui, kuris suinteresuotas arba dalyvavimu mūsų programą, arba tiesiog nori pasižiūrėti į savo įpročių išklotinę, įpročių, kurie lemia jo asmeninį ir profesinį efektyvumą, turi galimybę atlikti tokį testą. Skirdamas maždaug 45 minutės, kai kurie padaro per 30 minučių, žmogus atsako į daugiau negu 200 klausimų. Ten 220 buvo kažkas tokio. Jo, ten 220 klausimų, jeigu žmogus nuoširdžiai atsakinėja į tos klausimus, finaliai jisai turi tokį apskritimą su 10 atskirų dalių ir čia iš viso yra vertinami 45 žmogaus įpročiai, nes po kiekvieną iš tų dalių yra ne po vieną įprotį, o po kelius. Ir būtent tie įpročiai, kurie ir lemia bazinį žmogaus efektyvumą, tai reiškia, kaip žmogui seksis pasiekti norimą rezultatą veikloje arba pasiekti norimus tikslus asmeninėme gyvenime. Ir čia tai dabar, ką tu atidarai, yra realaus žmogaus nuasmenintas testas, žmogaus, kuris irgi nusprendė dalyvauti mūsų programoje, atliko testą ir ką mes matom, tai mes matom iš tikrųjų labai nekokią situaciją. Ir kalbant apie to paties žmogaus tikslus, jisai su tokiu testu atėjęs į programą ir kai jo paklausiamo, ką tu konkrečiai norėtum pasiekti, kodėl tu nusprendei pas mus dalyvauti, žmogus įvardino kelis dalykus. Pirmas dalykas, jisai pasakė, kad jisai nori išsigryninti savo tikslus, nes dabar jų neturi. Antras jo tikslas buvo pasirinkti vieną veiklos kryptį, nes tuo metu jisai buvo kelių verslų savininkas ir nuolat blaškėsi, kuriam iš verslų skirti daugiausiai dėmesio. Ir trečias jo tikslas buvo geriau pažinti žmones ir jų siekius. Tai čia žmogaus pageidavimai. Ir jisai lygiai taip pat buvo iš tų žmonių, kurie tiek psichologijos literatūros nemažai buvo skaitęs, tiek ir įvairių seminarų, aplankęs seminarų susijusių su vadovavimu, seminarų susijusių su asmenybės pokyčiais ir viso to rezultate tokia labai prasta situacija.
Ir jeigu žmogus be diagnostikos iš tikrųjų pradėtų siekti tų tikslų, kuriuos jisai išsivardino, tai čia būtų dar vienas atvejis, kur žmogus mėnesį, 2, 3, 4, 5 dėtų kažkokias pastangas ir finale negautų jokio norimo rezultato. Nes pasižiūrėjus į tą situaciją, kuri čia yra, pirmas dalykas, kas labai aiškiai matosi, tai matosi, kad žmogus yra perdegęs. O kas čia konkrečiai rodo perdegimą, pavyzdžiui, iš kur tu matai? Jo, perdegimą aš matau iš tokių rodiklių kaip veiklumas, kaip ryžtas, kaip atvirumas, kuris yra pačiam dugne, ir kaip itin žema atsakomybė bei žemas laiko planavimas. Ir kai šitie kriterijai atrodo būtent taip, mes iš karto žinom, kad žmogus yra sudegęs. Tai reiškia, žmogus nebeturi energijos ne tik savo darbinių klausimų sprendimų ir veikia avarinių režimų, bet ir kažkokių rimtesnių įpročių formavimų ar kažkokiems rimtesniems gyvenimo pokyčiams. Ir pirmas dalykas tada, ką mes darom su tokiu žmogum, tai arba aš, arba kitas treneris sako, visų pirma, susipakuojam lagaminus ir važiuoji į sanatoriją. Mažiausiai savaitę. Ir važiuoji į sanatoriją, nesiveždamas kompiuterio, neimdamas su savim jokių reikalų, jokių darbų, kad tai nebūtų tik tai darbo aplinkos pakeitimas, kuris vadinasi nuvažiavo į sanatoriją. Ir jeigu žmogus sutinka su tokiu pasiūlymu, jisai važiuoja ten, savaitės tokiam žmogui, savaitė tai yra minimumas, kuris yra reikalingas, kad jisai pradėtų išeidinėti iš to perdegimo. Ir tada, kai žmogus pradeda išeidinėti iš to perdegimo, mes su juo galim pradėti kalbėti apie elgesio ir mąstymo įpročių keitimą. Ir tai tikrai nebus tie klausimai, kuriuos žmogus įvardino, išsigryninti tikslus, geriau pažinti žmonės, pasirinkti vieną veiklos kryptį. Tada mes su tuo žmogum pradedam dirbti su laiko planavimo įpročių formavimu, kad žmogus po truputėlį išeidinėtų iš chaoso. Nes va čia, jeigu pasižiūrėti laiko planavimo... Vienas iš žemiausių rezultatų, ne? Vienas iš žemiausių, kai žemiausia riba yra -100 ir jau žemiau leistis negalima, pas tą žmogų šita situacija jau yra pakankamai arti tos apatinės ribos. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu žmogus neišeina iš to chaoso, jisai vėlgi neturės reikiamo resurso daryti norimus pokyčius. O tas atsistatymas, kurį žmogus gauna nuvykęs į sanatoriją, jisai per mėnesį, per 2 vėl bus nunulintas ir vėl žmogus bus toje pačioje perdegimo būsenoje. Dar vienas momentas šitam žmogui, su kuo irgi reikia dirbti prioriteto tvarka, tai yra atsakomybė. Ir atsakomybė ne prieš kitus, nes kas liečia kitus žmonės, tai buvo viena iš priežasčių, kodėl jisai sudegė, jisai buvo hiperatsakingas prieš kitus. O būtent atsakomybė prieš save. Tai reiškia, pagaliau gyvenime pradėti tikrai rimtai ir tikrai sąmoningai rūpintis savo poreikiais, o ne kitų, nes čia daugelis žmonių irgi turi susikūrę tokią iliuziją, kad atsakomybė tai yra įsipareigojimai, užduotis, pareigos, susitarimai ir visa tai, kas yra susijęs su kitais žmonėmis. Ir jie visiškai pamiršta save. O visiškai pamiršę save, jie po to save sudegina. Ir taip, jeigu mes turėtume čia kokią valandą laiko, aš galėčiau eiti per kiekvieną testo dalį ir pasakoti tą pokyčių planą ir pokyčių seką, kaip turi būti dirbama su šituo konkrečiu žmogumi. Ir va čia yra labai svarbi dalis, ar mes imtume šito žmogaus testą, ar mes imtume bet kokio kito žmogaus testą. Kai žmonės pradeda rimtus pokyčius be išankstinės diagnostikos, jie elgiasi panašiai kaip tas žmogus, kuris sako, aš noriu nuskristi į Oslą, bet atvažiavęs į oro uostą, jisai sėda į lėktuvą, kuris skrenda į Paryžių. Ir po to nuskridęs į Paryžių, jisai stebisi ir sako, bet tai kaip čia taip nutiko, aš norėjau atsidurti Osle. Tai va ta pirminė diagnostika, jinai yra būtina. Čia lygiai taip pat kaip kraujo tyrimai. Kai žmogus turi kažkokių rimtesnių sveikatos problemų, ir nori jas pradėti spręsti iš esmės, bet kuris kompetentingas gydytojas, jeigu nėra kraujo tyrimų, jis visų pirma sakys, pasidarom kraujo tyrimus ir pasižiūrim, kas iš tikrųjų ten vyksta.
Tai šitas testas yra, tu prilygini taip, kad liktai, kad kraujo tyrimas būtų, ne? Toksai identifikacija. O klausyk, Tomai, aš, pavyzdžiui, atsidariau savo testą, aš nerodysiu žmonėms dėl to, kad čia yra mano asmeninis dalykas. Pas mane atsakomybė irgi yra gana žemai, bet pats žemiausias dalykas yra supratingumas. Jisai nėra taip žemai kaip aš šitą žmogų, bet gal tu galėtum paaiškinti, kas tas supratingumas yra, supratingas, nesupratingas šitas dalykas. Kadangi man tai aš mačiau ir tavo testą, tai vėlgi vienos dalies atskirai vertinti ir sakyti, ką tai reiškia, būtų pakankamai neobjektyvu, bet aš atsimindamas, kaip atrodė bendras tavo paveikslas. Tai tavo atveju tai reiškia, kad pirmas dalykas, nekreipi pakankamai dėmesio į savo asmeninius poreikius ir esi linkęs juos ignoruoti. Tai reiškia, turi polinkį pamiršti poilsį tam tikrais momentais, turi polinkį pamiršti savo emocinius poreikius, turi polinkį pamiršti savo prioritetus ir per daug susifokusuoti į tai, ko reikia aplinkai ir aplinkiniams. Kitaip sakant, čia toks nuvalkiotas dalykas, kaip sako, žmogus neįsiklauso į save, negirdi savęs. Ir tada, kai pradedi tokius dalykus ignoruoti, anksčiau ar vėliau kyla konfliktai. Kažkur savo poreikių neišgirdai, laiku kitam žmogui neišsakei, o tikiesi, kad tas žmogus atliepsi tai, ko tu jam garsiai, aiškiai nepasakei. Ir tada ne visi tokie žmonės aplinkui supratingi, pas kai kuriuos tas supratingumas irgi panašiai kaip pas tave. Ir jie neatliepia tavo poreikio. Ir tada tu pradedi pykti. Ir tada lygioje vietoje kyla konfliktas. Ir tada žmogus nesupranta, ko tu iš jo norėjai, tu nepasakėjai konkrečiai, ko tau reikia, bet po to pyksti, kad to negauni. Tai va čia yra vienas iš tokių momentų. Labai, labai protingas. O klausyk, Tomai, pavyzdžiui, kalbant apie tavo 18 metų patirtį ir apie perdegimus. Toksai galbūt ir man aktualus dalykas, galbūt ir kitiem žmonėm aktualus dalykas yra, kad, Matas prisijungė, sako, sveiki, labas Matai. Ar daug žmonių ateina, ar pastebėjo tokią tendenciją, kad per 18 metų vis daugiau ir daugiau ateina perdegusių žmonių, tiem, kuriem jau bando žongliruoti visom socialiniam rolėm ir tiesiog nebėra. Ir tas testas taip ir parodo. Didėja trendas ar ne? Didėja ir didėja labai sparčiai, nes vis tiek mes irgi esam vakarų šalis ir šalis. Ir ta vakarų kultūra, kuri ateina iš Amerikos, jinai yra didelių ambicijų, didelių tikslų ir didžiulio perdegimo kultūra. Ir jeigu žiūrėti į tai, kas buvo programos pradžioje prieš 18 metų, tai ten iš 20 žmonių grupės tikrai sudegę būdavo 2-3 žmonės, tai šiai dienai iš 25-35 žmonių grupės sudegusių arba arti tos ribos būna 10-15 žmonių. Toks didelis skirtumas yra, praktiškai pusė? Taip, gyvenimo tempas didėja, ambicijos auga, o žmonės psichologiškai prie to taip greitai prisitaikyti nesugeba. Mes turėsim 2 dovanas su Tomu, šiandien nusprendėm, vieną tikrai nusprendėm padovanoti, antrą aš ką tik tai sugalvau. Tomai, papasakok žmonėm, ką reikėtų padaryti, kokius 3 pagrindinius dalykus, kad tas perdegimas taip toliau nueitų. Aš žinau, kad daug klausančių daug dalykų daro, bando žongliruoti vaikai, darbas, karjera, kiti dalykai. Ką reikėtų padaryti, kokius 3 dalykus, kad ilgiau išlikti neperdegusiam? Tai nieko naujo nepasakysiu ir tikrai nenustebinsiu. Pirmas dalykas tai yra miego režimas. Dabar tikrai apie tai daug yra kalbama ir tie, kurie miegate mažiau negu 7 valandas, tikrai įsiklausykite į rekomendacijas turėti bent jau 7 valandų miego režimą. Ir kuo jisai bus pastovesnis, tuo geriau. Tai reiškia, netinka toks variantas, kad vieną kartą nuo 1 nakties iki 8 ryto, kitą kartą nuo 10 vakaro iki 5 ryto, po to nuo 2 nakties iki 9 ryto. Ne, kuo pastoviau ir mažiausiai 7 valandas. Tai čia yra pirma dalis. Pirmas dalykas, miegas, svarbiausias dalykas. Ar turėtų, Tomai, susitvarkę savo miego režimą?
Taip, mano krūviai irgi yra tikrai ypatingai šiuo metu labai dideli ir nepaisant to, kiek aš būčiau užimtas, aš vis tiek turiu savo miego režimą ir bet kokią kainą aš jo laikausi. Tai yra tokia dalis, kuri be kompromisų, nesvarbu, kas vyksta mano gyvenime, aš savo miego režimą išlaikau. Aš girdėjau, kad patys produktyviausi žmonės neturi žadintuvo, kada keliasi, bet turi žadintuvo, kada eit gult. Ar turi tokį dalyką pasidaręs? Ne, man nereikia savęs kontroliuoti, kada reikia eiti gulti, jau kūnas yra antiek įpratintas, kad nuo 10 valandos aš tiesiog darausi nebeproduktyvus, nebedarbingas ir beje žmonės, kurie irgi baigė Da Vinci programą, jie irgi šitą dalyką pastebi. Sako, anksčiau 12, 1, energijos perteklius, norim veikti, daryti. Pas mane tas yra. Aha, o po to, kai padirba su savim, ateina 9-10, žmogus daros miegustas, nori eiti miegoti tam, kad atsikeltų 5 ryto, pusę 6 ir turėtų tikrai kokybišką rytą ir tikrai kokybišką dieną. Super. Pirmas dalykas – miegas. Antras dalykas. Taip, antras dalykas, arba jeigu žmogus yra labai užimtas, tai tiesiog įtraukti pasivaikščiojimus, bent kas antrą dieną, bent po 15-20 minučių vakare. Tiesiog išeiti pasivaikščioti be audio knygų ausyse, be podcastų, kad pailsėtų galva, kad šiek tiek atsipalaiduotų kūnas ir tas toks atrodo labai paprastas, bet magiškas dalykas, kur aš matau, kad žmonės, kurie suformuoja tą įprotį, jie ne tik su perdegimu daug lengviau tvarkosi arba ten nepapuola, bet jie išsisprendžia daug kitų savo problemų. Kai kurie žmonės netgi su priklausomybėmis susitvarko, įsivedė tokį beveik kasdienį pasivaikščiojimo ritualą, kurio irgi laikosi bet kokią kainą. Tai čia būtų antra dalis. Antras dalykas yra fizinis aktyvumas / buvimas gamtoje. Taip, būtų toksai minimalus fizinis aktyvumas, o jeigu dar tas fizinis aktyvumas ne kažkur sukant ratus apie namą, bet kažkur, kur yra medžių, kur yra vandens, tai yra fantastika, tobulai. Ir trečias dalykas, tai yra maks kokybiška mityba. Nes maistas tai yra energija mūsų funkcionavimui ir ne bet kokios šiukšlės, kurias mes kišame savo kūną, o kuo kokybiškiau, kuo reguliariau. Kaip tu Tomai žiūri į mėsos valgymą, tarkim, konkrečiai į jautienos, nes yra daug skirtingų nuomonių, valgyti, nevalgyti, pritaikytas kūnas, nepritaikytas, kokybiškai jautiena, taip ar ne? Šito vietoj man tai reikia žiūrėti individualiai, pagal kiekvieną žmogų. Čia vėl gali būti kažkam netgi tam tikros alerginės reakcijos ir tada ką tokiam žmogui sakyti, tai būtų negerai. Bet jeigu žmogui tinka, o įsitikinti galima labai nesudėtingai, valgau steiką ir žiūriu, kaip reaguoja mano žarnynas. Kaip aš jį po to virškinu ir kaip aš jaučiuosi. Ir jeigu aš jaučiuosi gerai, aš esu gerų steikų mėgėjas. Man jautiena tikrai puikiai tinka. Ir aš ją valgau, bet aš nevalgau kiaulienos. Įsitikinau, mano kūnas konkrečiai nepriima. Suvalgau, darausi tingus, vangus, apsnūdęs, suprantu, kad tai yra ne mano tema. Tai tokiu paprastuoju būdu aš tikrai nesiūlau žmonėms laikytis kažkokių sudėtingų super dietų. Tiesiog reguliari mityba, bent jau 3 kartus per dieną ir kiek įmanoma sveikesnis maistas. Ką reiškia sveikesnis maistas, tai kaip vienas bičiulis dietologas man gražiai tą dalyką išaiškino, sako, žiūrėk, kuo maistas yra panašesnis į tikrą maistą, tai reiškia, jeigu aš valgau vištieną, aš ir matau vištieną. Jeigu aš valgau obuolį ir aš matau obuolį, tuo jis yra sveikesnis. Ir kuo maistas yra labiau perdirbtas, tai reiškia, jeigu aš valgau kažkokią tyrę ir man sako, kad ten yra vištiena, arba valgau džemą ir man sako, kad ten yra obuolys, tuo mūsų organizmui tai gali turėti daugiau žalos. Tai tokie 3 paprasti dalykai. Fantastika. Aš žinau, Tomai, kad tu galėtum pasakoti daug dalykų per 18 metų. Aš labai norėčiau iš tikro pasiknaisiu tavo smegenyse, nes per 18 metų ir per 8,5 tūkstančio skirtingų žmonių, kur padėjai pasikeis, man atrodo, tu įgavai labai didelės praktikos ir patirties. Bet aš noriu žmonėms papasakoti apie mūsų dovaną su Tomu, ką mes turim jums. Tai yra, aš čia tik tai parodysiu tą pačią nuorodą, bet aš tą nuorodą įdėsiu į komentarų sekciją. Tai būtent šitas asmenybės testas, kur aš esu jį pasidaręs, aš jį pasidariau užvakar, išsprendžiau 220 klausimų ir būtent tie 220 klausimų užtruko man kokias 5 minutės gal.
Ir aš gavau tokį savo asmenybės testą ir jisai asmenybės atsakymą. Kaip pavadinti šitą dalyką, Tomai? Tai yra bendras asmenybės portreto testas, o dar paprasčiau tai tiesiog yra įpročių išklotinė. Įpročių išklotinė. Gavau tą dalyką, pasižiūrėjau ir labai teisingai Tomas pasakė, kad kartais ir nemoku paplanuoti laiko, kartais būnu išsiblaškęs, kartais nepasižiūriu į savo norus, bet užtat esu ryžtingas, veiklus ir pakankamai su didelė motivacija. Taip kad, ponios ir ponai, aš jums įkelsiu į komentarų sekciją, čia visi tie, kurie žiūri tiesioginę transliaciją, tiek ir galima ir čia puslapyje, tiek ir MeetU puslapyje, tiek ir YouTube platformai, pasižiūrėkit į komentarų sekciją, pasidarykit asmenybės testą, būtinai pasidarykit. Šiaip tas asmenybės testas, kiek žinau, jisai kainuoja, bet šį kartą Question Training dovanoja tai nemokamai, vien dėl to, kad jūs išklausėt šitą mūsų su Tomu pokalbį iki pat galo. Tai padarykit, pasižiūrėkit savo išklotinę, pasižiūrėkit, kurioje vietoje esate 100 iš 100, kurioje vietoje galbūt šiek tiek pasistengti reikėtų. Ir viskas. Ir Tomai, kokią norėtum paskutinį sakinį pasakyti žmonėm, kokį patarimą galėtum duoti dabartiniai 21 amžiaus žmogui, kur aplinkui daug dirbtinio intelekto, skaitmenos ir nebėra laiko sustoti. Kai dabar tas aktyvus 21 amžiaus žmogus turi begalį įvairiausių pasirinkimų, ką daryti, kur daryti, kaip daryti. Ką aš matau, tai matau, kad didžioji dalis žmonių, jie nebesugeba išsigryninti savo prioritetų. Ir pradeda blaškytis, besiblaškydami tuščiai degina energiją, bėga savaitės, mėnesiai, metai ir po to žmonės taip metus, antrus, trečius, ketvirtus, penktus besiblaškydami, jie save sudegina, taip ir nepasiekdami kažko reikšmingesnio. Tai kiekvienam palinkėsiu, išsigryninkite savo prioritetus. Ir labai nuosekliai, labai atkakliai, su maksimaliai atsakomybė prieš save jų laikykitės. Nes dabar ateina laikas, kur geriausius rezultatus pasieks ne tie žmonės, kurie sugeba susirinkti daugiausiai informacijos, o tie žmonės, kurie sugeba fokusuotis į labai siaurą nišą ir toje nišoje pasiekti labai gerų rezultatų. Taip. Tai va, ladies and gentlemen, dar kartelį noriu pristatyti mūsų svečiuose. Buvo žmogus per 18 metų palietęs ir pakeitęs beveik 9 tūkstančius žmonių gyvenimų. Tai Tomas Kulinskas, Question Training įkūrėjas, pokyčių programų įrankių įkūrėjas bei treneris. Ačiū tau, Tomai, labai už tai, kad dalyvavai. Dar kartelį paraginsiu, pasidarykit asmenybės testą, jis yra komentaruose, aš pats jį pasidariau užvakar, man tikrai labai įdomu, aš išplėstom akim peržiūrėjau ir dar turėsim pokalbį su Tomo kolegai, jinai papasakos biškį tipsų, triksų, ką reikėtų padaryti, kad biškį šiek tiek pasitobulinti tas vietas, kur šlubuoja man, kad galėčiau perėti į dar vieną aukštesnį savo lygį. Taip kad, ladies ir gentlemen, dar kartelį, man Tasimatis galima ir čia, Tomas Kulinskas, Question Training. Būkit sveiki, pasidarykite, gerai miegokit, pasidarykite pasivaikščiojimus gamtoj be ausinukų ir valgykit sveiką maistą. Ačiū jums labai ir kiek daug patikų. Ačiū ir iki Tomai. Viso, sėkmės. Mantai, ačiū.